Yra gamtos dėsniai ir yra žmonių dėsniai. Tiesiog visatos likimo dėsniai. Viskas šiam pasaulyje turi savo vietą ir savo tikslą. Šiandien čia Kiprė eina smėlio iš Afrikos audros, neša smėlį ir padūmavę visur. Toks kaip rūkas visur, net kalnų aiškiai nesimato. Bet dabar pakalbėsim apie dėsnius. Pagrindinis žmonijos dėsnis tai yra tas unikalusis, girdėtas turbūt visiems Merfio dėsnis. Jeigu tu ko nors bijai, tai didelė tikimybė, kad tai ir atsitiks, pasakė Merfis. Antras dėsnis Gilberto. Pats sudėtingiausias dalykas darbe yra tas, kad niekas tiksliai tau nepasako, ką reikia daryti. Ir tu turi improvizuoti. Trečias dėsnis. Kidlino. Jeigu tu turi paėmęs popieriaus lapą ir gali tiksliai užrašyti tave kankinančią problemą, tai jau tu pakeliui jo sprendimą. Ketvirtas Olsonų dėsnis. Jeigu tu visada informaciją ir logiką, intelektą statysi į pirmą vietą, tada pinigai visada pas tave plauks. Visada turėsi pinigų, visada tu sugebėsi juos uždirbti. Ir penktas dėsnis. Folklendo dėsnis. Jisai sako labai išmintingą dalyką, kad niekur nereikia skubėti, net savo priimant sprendimus. Jeigu tau dabar skubiai nereikia priimti sprendimų, tai tu jo ir nepriimk. Tai paprasti atrodo dalykai, bet jeigu žmogus laikysis šitų dalykų, šitų tiesų, tai yra labai išmintingi dėsniai. Laiku išbandyti, laiku patvirtinti. Žmogus nekreipia dėmesio, nesusimąsto, bet tiesiog taip yra. Ir priimkit, visada priimkit gyvenimą, visada priimkit viską, ką jums nori pasakyti pasaulis, kur dalina tą išmintį, jinai tikrai yra vertinga. Naudokitės ją, neišradinėkit iš naujo dviračių, tiesiog tai jau išbandyta, tai patvirtinta. Ir jeigu jūs tiesiog turėsit keletą savo arsenalę gyvenime šitų dėsnių, jums lengviau gyvensis. Tegul taip tas jums padeda visada ir visur, mylėjai.